Sveiki prisijungę prie Biblijos slėpinių laidos, aš jos vedėjas Laurynas Jacevičius. Jos metu nagrinėjame mokytojo knygą, kitaip žinoma kaip Ekleziasto ar Koheleto. Tai darome kartu su Vytauto Didžiojo universiteto docentu Pauliumi Čerka. Sveiki, Pauliu. Sveiki. Pagaliau priartėjom prie 5 skyriaus, bandom skaityti po gabaliuką, kartais pasiseka perskaityti visą skyrių, kartais užtrunkame ir perskaitome tik tam tikrą ištrauką, ją nagrinėjame. Jeigu ką nors praleidot, viską galite rasti apologetika.lt YouTube kanale. Jeigu esate jau šitame kanale, tai nesunkiai susigaudysite, visos laidos yra grojaraštyje prie Biblijos slėpinių. Jeigu klausotės mus per Marijos radiją ir XFM radijos stoties eteryje, tai užsukite apologetika.lt YouTube kanalą, kurį raginu beje ir užsiprenumeruoti. Na, o dabar bandom skaityti mokytojo knygos 5 skyrių, kelias eilutes ir jas aptarinėti. Mokytojo knyga 5 skyrius nuo 1 iki 6 eilutės. Niekada neskubėk kalbėti ir neleik savo širdžiai tarti žodžio Dievo akivaizdoje, nes Dievas danguje, o tu žemėje. Taupyk savo žodžius. Kaip slogus sapnai ateina po didelių rūpesčių, taip kvailas šneka lydi žodžių srautas. Kai duodi įžadą Dievui, nedelsk jo vykdyti, nes kvailas jam neteikia malonumo. Įvykdyk, ką pažadi. Geriau įžadą visai neduoti, negu duoti ir nevykdyti. Neleik savo lūpoms tavęs vesti į kaltę ir nesakyk jo atstovo akivaizdoje. Tai buvo klaida, kodėl Dievas turėtų pykti ant tavęs už to žodžius ir naikinti tavo rankų darbus. Su sapnų gausa ateina ir migla bei žodžių srautas, todėl turėk pagarbios Dievo baimės. Pauliau, perskaičius šitą ištrauką, kokios pirmos mintis? Kad kalbame apie dvasingumo esmę ir kiek brandus ar paviršutiniškas dvasingumas turi įtakos mūsų pasitenkinimui, mūsų laimės išgyvenimui. Ir šiuo atveju idėja, kurią mokytojas kalba, yra gan paprasta, jog dvasingumo esmė nėra žodžiai. Religingumas nėra paremtas tikras, autentiškas religingumas, negali būti paremtas žodžių gausa ar jų saldumu. Panaši mintis nuskamba ir viešpaties Jėzaus kalno pamoksle, kuomet jis sako, paprastai vertimuose yra nedaugiažodžiaukite kaip pagonys, jie mano būsią išklausyti dėl savo žodžių gausumo. Naujas vertimas kalba apie tai, kad nemėtykit žodžių vėjams, tarytum toks tuščias kalbėjimas. Ir reikia pripažinti, mums būdinga yra saldžios giesmės, kuomet mes žadame Dievui daug, bet mažai padarome, kartais ilgos maldos, kurios savaime labai geros, bet jeigu viskas tuo pasibaigia, tai kažin ar toks dvasingumas ką nors gali nuveikti. Jis nei Dievui nepatinka, nei žmogui yra reikalingas. Ir šiuo atveju Ekleziastas ieškodamas tų receptų į laimę, taip pat žiūri į dvasingumą, religingumą ir mato jame tam tikrą paviršutiniškumą arba tokią formą jo, sakydamas, kad toks dvasingumas niekam vertas yra. Nepaisant to, jis gali atrodyti įspūdingai, žmogus yra šventykloje, bet ten tik žodžiai, daug pažadėta, mažai padaryta. Ir iš tikrųjų ta tema prasideda jau 4 skyriaus paskutiniai eilutei, sakant apie tai, kad apie kvailių auką, ar ne? Apie tai, kad neužtenka tik Dievui kažką paaukoti, būtina daryti. Esminis dalykas dvasingumo yra keistis ir veikti. Tai yra žmogus, esmė yra, koks yra žmogus išėjęs iš šventyklos, ne? O ne ką jisai žada pačioje šventykloje pamaldų metu. Tai Kaino ir Abelio istorijoje, sakykime, mums atskleidžia irgi tikro dvasingumo esmę. Į ką Dievas žiūri? Į žmogų, kuris atneša auką, ar į auką, o paskui į žmogų. Kaino Abelio istorija rodo, kad Dievas nėra kyšininkas. Ar ne? Jis nežiūri į dovaną, kad priimtų žmogų, bet jis žiūri į žmogų, su kuriuo nori turėti santykius ir iš jo priima dovaną. Ir šiuo atveju čia yra tas pats. Reiškia, svarstoma, kad Dievas yra asmuo, reiškia, jį, kaip ir bet kurį kitą asmenį, jeigu tu pažadi daug mažai padarai, tai santykio tai nesukursi, priešingai jį sugadinsi. Ir iš esmės tai yra mokytojo nuomonė viena iš priežasčių, kodėl mes sugadinam savo pasitenkinimą gyvenimu. Jeigu mes sugadinam, turim prastą dvasingumą, tai gali būti priežastis, kodėl mes nepasitenkinę esam savo kasdienybę. Kažkaip taip. Kai kuriems žmonėms, kurie nemėgsta labai ilgai melstis,
gali būti čia labai smagu skaityti šitos žodžius. O, labai gerai. 3-7 žodžiai, pasimeldžiu, Dievas manęs net neleidžia daug kalbėti, kai čia daug melsiuosi, negalima taip. Tai aišku, aš šaržuoju kažkiek, bet yra šita pusė žmonių, kurie sako, kad vis dėlto netgi apeliuoja šitą silutę, sako, nereikia daug žodžiauti, keli žodžiai, viskas, ko tu iš manęs nori, kad aš melščiausi, 3 žodžius pasakau ir užtenka. Tuo labiau, kad Dievas ir taip viską žino. Ir tada turim kitą tokį ekstremumą, kur esam kažkaip taip krikščioniškai kultūrai, pas mus dabar taip yra, gal kažkiek net įaugę, atrodo, kuo ilgesnė malda, to jinai geresnė. Ir jeigu yra maldos grupelė, kur susirenka kartu melstis, tai būna, kad netrumpai užtrunka, bet užtrunka ne dėl to, kad būtinai tos maldos būtų tokios, sakykime, taiklios, bet dėl to, kad tos maldos yra labai daug pasikartojančios, daug tų pačių žodžių visame tame ir pats aš tai padarau. Ir atrodo kažkaip vidinis toks jausmas, kad, nu kaip aš galiu taip trumpai pabaigti tą maldą ir viskas atrodo kažkaip lyg ir nedvasingo, čia yra priešingai, kad tau geriau galbūt pataupyti tos reikėtų žodžius. Tai dabar kalbant apie tą praktinį momentą, kurį bandom čia suprasti, kaip reikėtų žmonėms savo kasdienybėj, krikščionims, tikintiems žmonėms laviruoti tarp šito ekstremumo, kad malda visų pirma nėra vien tik tais kalbėjimas, be abejo, tai yra ir klausimas, apmąstymas, švento žodžio, švento rašto meditavimas ir taip toliau, bet nėra taip ir paprasta, iš tikrųjų kartais praktikoje. Geras patarimas, gera mintis, atrodo viskas kaip ir aišku, bet kai reikia gyvenime savo įgyvendinti ir dar su kitais žmonėmis, viskas šiek tiek komplikuojasi. Iš ties, Laurinai, gerus klausimus iškėlė ir tiesą pasakius, galima apie tai diskutuoti. Viena vertus priklauso, kas meldžiasi, vaikas, jaunuolis, brandus žmogus, ar ne, nuo situacijos, ar tai yra, sakykime, viešas maldos susirinkimas, ar žmogaus asmeninė malda, daug yra niuansų, bet aš pradėčiau nuo to, kad labai dažnai mes būtent pradedam mąstyti apie maldą kaip apie techniką. Ne? Kaip galvojam, o kokia jinai yra veiksmingiausia, kaip aš suvaldau savo mintis, galbūt kaip aš nurimstu. Tai geri klausimai, bet maldoje, maldos technika yra ne pirmiausias klausimas. Ir iš tokių eilučių mes suprantam, kad svarbiausia yra žmogaus gyvenimas. Dievas žiūri į žmogų, į asmenį. Ne į jo techniką, ne į jo žodžius, net ne į auką, kaip mes sakom, ne į tos pažadus, ne? Bet į to, ką tu išgirsti. Ateidamas į Dievo namus, būk greitas klausytis. Reiškia, esmė yra klausytis, tai yra paklusti. Tas pats žodis reiškiantis ir išgirsti arba ir paklausyti, ar ne, hebrajiškai, būtent panašiai kaip ir lietuvių kalboj, aš paklausiau, gali reikšti, kad aš įsiklausiau, bet gali reikšti, kad aš padariau, kas man sakoma, ar ne? Taip ir hebrajų kalboj yra tas pats jungtis tarp veiksmo ir išgirdimo. Ir iš esmės maldos gyvenimo, kaip bebūtų paradoksalu, pirmoji taisyklė yra gyvenimas po maldos arba iki maldos. Tai yra, koks tu esi ne religingoje aplinkoje. Tai yra pagrindinis receptas į sėkmingą maldą. Žmogaus teisus gyvenimas. O kas yra sėkminga malda? Kaip pamatuoti dabar, kas yra sėkminga malda? Kuri gauna rezultatą? Sėkminga malda ta, kuri priimtina Dievą. Ir net tas santykis, kuris yra jam mielas. Tai šiuo atveju mielas, jam negali būti miela maldos technika. Taip, jam gali būti mielas žmogaus gyvenimas, jo pasiaukojimas, jo artimo meilė, šitie dalykai jam gali būti mieli. Ir tada jam yra miela ir malda. Ir jeigu žmogus neturi to, sakykime, priimtino Dievui, ar ne, sveikintino gyvenimo Dievui ir žmonėms, tai kaip jis besimelstų, kokią techniką bedarytų, daug, mažai žodžių, tas nieko nekeis. Va čia, kaip sakyt, pagrindinis dalykas, kad malda stovi ne ant technikos, o ant mūsų gyvenimo. Tačiau, jeigu mes jau turim tą priimtiną Dievui gyvenimą, sakykime, tada galime sakyti, gerai, kaip čia mums sutvarkyti su savo mintimis, apmąstymą, kas gali išprovokuoti, kartais žodžių kartojimas gali padėti nugrimsti į apmąstymus, kartais priešingai savų žodžių ekspromptus daroma malda, jinai kaip tik gali būti labiau sąmoninga. Tai visos jos yra geros ir čia jau būtų, tada jau atėjo laikas kalbėti apie mūsų minčių suvaldymą ir viso kito. Bet labai svarbu to nepastatyti į pirmą seką. Tarytum Dievas yra energija, ar ne, kurią tu turi kažkokią techniką paveikti. Jis yra asmuo. Ne? Tai čia
pagrindinė idėja. Gerai, tai papolemizuojant šiek tiek dar prisiminiau kitas vietas iš Šventojo rašto, kur kalbama apie tą įkyrųjį prašytoją, kuris ateina, vienas ateina kaimynas pas draugą naktį prašo ir jeigu ne iš draugiškumo, tai duos tada dėl to, kad iš įkyrumo, po to dar kitas yra pavyzdys. Taip pat yra kita eilutė, kur sakyti, kad daug gali karšta teisiojo malda. Aišku, čia jūs atsakysit, kad svarbiausia teisiojo, kad teisė gyventi reikia. Vis tiek yra karšta malda. Bet ta kita eilutė vis tiek, ne, yra tas momentas toks, atrodo, man tai yra pakankamai sudėtinga suprasti šitą vietą dabar, kad tai kažkaip kiti irgi tas eilutės belskite ir jums bus atidaryta, irgi maldos kontekste supranta. Tai kaip dabar derinti nes čia ne apie techniką galbūt kalbame, bet apie tokį įkyrų prašymą, tarsi Dievas ne iš draugiškumo, kaip, aišku, ten yra palyginimas, tai čia nėra visiškai vienas prie vieno, bet kaip reikėtų išrišti šitą situaciją? Labai taikliai pateikė tos palyginimus. Tose palyginimuose vis tiek mes turime būtent, kad kalbasi draugai. Draugas prašo už draugą. Ir jeigu mes turim būtent herojus kaip draugus šito palyginimo, mes suprantam, kad juos sieja draugystė, bendri interesai, bendri tikslai, vienumas. Ir šiuo metu, reiškia, žmogus ateina prašyti kažkokios esant problemoje pagalbos. Tai vis tik tai yra draugystės ryšys. Tai nėra svetimas žmogus, kuris įpuola ir tiesiog labai yra įkyrus, kad kažką išsikaulintų, bet tai yra draugas, kuris remiasi draugystė ir nepatogiu galbūt metu, naktį, bet vis tik tą draugystę primena uoliai ir pasiekia savo rezultatą. Taip pat ar našlė, jinai vis tik teisėjas jai pretenzijų jokių negalėjo turėti. Jinai buvo silpna, jinai buvo socialiai pažeidžiama, bet ji nieko nepadarė priešingai įstatymui. Tai tokiu atveju jos, galima pasakyti, tas atkaklus prašymas ir buvo išgirstas. Ir vis tik herojai yra našlė, o ne kažkoks chuliganas, kuris labai kažko labai uoliai prašo. Ne? Taip, kad visuose tose prašymuose yra tas santykio elementas, o iš to santykio kyla prašymas. Bet ne atvirkščiai, prašymas santykį dedant į šalį. Kaino Abelio idėja yra būtent tokia, kad Kainas neturi santykio, bet jis bando jį sukurti, papirkdamas Dievą savo, sakykime, aukomis. Abelis atvirkščiai turi santykį ir kyla iš jo. Ir tada Dievas tokią auką jo priima. Pasakyta, kad jis pirmą pažiūrėjo į Abelį, paskui į auką. Pirmą pažiūrėjo į Kainą ir nepažiūrėjo į jį. Tada nepažiūrėjo į auką. Tai va, čia esminė yra dvasingumo idėja, kad Dievas pirmą žiūri į asmenį, o paskui į jo maldą ar auką. Gerai, sakykime, įsisukot. Dabar paskutinė mintis, klausimas tiksliau, kalbant apie tas pirmas 6 eilutes, konkrečiai 6 eilutė yra tokia mįslinga vieta, su sapnų gausa ateina ir migla, ir žodžių srautas. Kuo čia dėta ta sapnų gausa? Sapnai tuščias dalykas, ar ne, tu gali daug prisapnuoti gražių, įspūdingų dalykų, bet tu pabundi ir supranti, kad tai yra tuščia, ar ne? Tai šiuo atveju tas tuščias dvasingumas yra panašus į sapnus. Skamba gražiai, bet jis realiai nepaveikia mūsų gyvenimą. Tai, kas vyksta sapnų karalystė ir lieka ten. Tai šiuo atveju tokia alegorija, ne, kad jeigu tai yra tik saldi malda, skambi malda, jį paveiks nedaugiau negu geras sapnas. Gerai, pažiūrim į kitas 2 eilutes, 7 ir 8. Kai kur nors matai vargšų priespaudą, teisių ir teisingumo pažeidimą, nenustebk. Ne kiekvieną pareigūną prižiūri aukštesnis pareigūnas, o virš jų yra dar aukštesni. Visą apsvarsčius kraštui naudinga, kad dirbamą žemę prižiūrėtų karalius. Kaip būtų galima pakomentuoti šitą vietą? Jo, ne visai aiškus tekstas, bet panašu, kad čia mokytojas kalba apie korupciją valstybėje. Ir dažnai mes pamatę korupciją žemuosiuose sluoksniuose, pagalvojom, kad ji ten ir pasibaigė, bet mokytojas sako, iš tikrųjų gija eina aukštyn ir vis aukščiau ir aukščiau. Ir dažnai tai pasitaiko iš tikrųjų ir praktikoje, kad nustačius korupcijos židinį paaiškėja, kad tam tikras atkatas, ar galima pasakyti, pasiekė viršininką, jis pasirodo bendrauja vėl su kažkuriais viršininkais ir va, toks korupcijos gija veda iki aukščiausios valdžios
sluoksnius. Ir tokiu atveju ta sistema, jinai save proteguoja ir problema aiškiai nėra tik apačios, ar ne, problema yra ir viršus. Ir ką sako mokytojas, jis viena vertus kalba apie tą politiko, valdininko tarytum labai sėkmingą vietą, ar ne, tu gali iš korupcijos tarpti. Kita vertus, tu pjauni šaką, ant kurios sėdi, nes jis kalba sekančiai eilutei apie tai, kad iš laukų aprūpinamas yra karalius arba biudžetas valstybės. Ir atrodo, tie laukai, juos dirba patys paprasčiausiai žmonės, tai yra tie, kas yra prislėgiami korupcija, tai yra kasdienybė, tai yra, kaip sako, aš paprastas žmogus. Tai iš esmės ant tų paprastų žmonių ir laikosi, galima pasakyti, valstybė. Nors atrodo kartais, kad kažkokie labai stambus verslai išlaiko valstybė, iš tikrųjų išlaiko tas smulkusis vidutinis verslas. Tas, kas dirba žemę, jisai išlaiko biudžetą, kita vertus jis labiausiai nukenčia nuo tos, sakykime, korupcijos. Tokiam lygyje dažnai tos didelės kompanijos gali kovoti su ją arba jos būti nepaveiktos, o dažnai mažiukas, kodėl jis paveikiamas korupcijai, jis nepajėgia tos naštos reguliacinės iškelti, neturi tiek resursų paklūsti kiekvienai tvarkai ir dėl to gaunasi, kad jis yra tinkama žuvytė korupcionieriui, kad kažkokio pažeidimo nepastebėti. Tai idėja yra ta, kad jeigu valstybė toleruoja tą korupciją, jinai gadina pati save, nes jinai prislėgia tą patį sluoksnį, kuris realiai ją ir išlaiko. Štai kodėl yra tikslinga siekti, kad korupcijos valstybė būtų mažiau, nes tuo pačiai valstybė yra daug geriau. Ir jeigu mes matom tas valstybių pavyzdžius, kuriuom sekasi kovoti su korupcija, kaip taisyklė, jų valstybių biudžetai yra labai turtingi. Jie iš tikrųjų gaunasi, kad valstybei apsimoka apsivalyti nuo korupcijos, nors iš pradžių atrodytų, ne, valdininkai kaip tik gali būti labiau praturtėti ar ne iš tos korupcijos, bet iš tikrųjų rezultate, kadangi pati valstybė išsilaiko iš žmonių, kurie yra paveikiami, tai gaunasi, kad jeigu tu leidi korupcijai tarpti, galbūt trumpalaikį perspektyvą atrodo, kad tave pasiekia kažkokios dovanos, bet tu nupjauni šaką, ant kurios sėdi, tu sunaikini tuos, kurie tave išlaiko iš esmės. Taip, toks būtų svarstymas apie valstybę, kita vertus susitaikymas, kad tobulos valstybės nebus, ar ne, mes vis tiek matysim tam tikrus pažeidimus ir tos utopijos iki galo niekam nepavyks pasiekti, bet tai nėra argumentas jos nesiekti, bet tiesiog galbūt irgi susitaikymas su tuo, kad galbūt žmonių pasaulyje vis tiek dalis korupcijos liks, su juo reiks kovoti, bet iki galo galbūt ir nepavyks išnaikinti. Kalbant apie teksto struktūrą, ar nėra keistas toks šuolis nuo vienos temos prie kitos? Šit panašu kaip patarlių knygoje atrodytų, kad gali taip tiesiog nesisėti vieną eilutę su kita, o čia tarsi mes tikėtumėmės tokio kaip ir nuoseklaus teksto, nuoseklaus kalbėjimo, o dabar apie dvasingumą ir daug žodžiavimą kalbama, o po to iškart apie korupciją valstybėje. Jo, geras klausimas, bet greičiausiai jisai veda daug kartų, ieško, sakykime, kur galėtų būti kažkas labai prasminga, ar ne? Ir viena vertus jis parodo, kad dvasingumas gali būti priežastis, kodėl mes nerandame pasitenkinimo. Paskui jis kalba apie mūsų socialinį, politinį gyvenimą, kuris irgi yra gyvenimo dalis ir rodo, jo iššūkius, kad nemastytume, kad ten yra arba toj korupcijai būtų laimė, nes dažnai kartais žmonės ją susižavi mąstydant, kad galima iš tikrųjų lengvai praturtėti. Galbūt taip sakyčiau, kelia tą patį klausimą, kokie žmogui gyvenimo, kur jo yra tas atlyginimas gyvenimo ar ne, jeigu gyvenimas sunkus, tai koks mano, kur ta kompensacija ir tarytum eina per įvairias rytis ir svarsto apie jas. Galbūt dar viena gija yra ta, kad jeigu prieš tai buvo kalbama apie teisų gyvenimą ir to rezultatus ir santykį su Dievu ir tada jeigu priešingai tuščią dvasingumą, tai čia galbūt irgi kalbama, bent jau pagal reikėtų numanyti apie tai, kad vis dėlto verta gyventi yra teisiai, o mes žinom, kad teisumas yra įmanomas tik tais gyvenant tinkamam santykį su Dievu ir pagarbiai viešpatės baimiai, ne iš kurios ir kyla ir korupcija ir visi kiti dalykai. Tai galbūt dar kažkaip taip.
Taip, nes knygos, reiškia, galutinis rezultatas, ar ne, bus mūsų pamokyti viešpatės baimės, tos autentiškos, tikros viešpatės baimės. Ir norint jos išmokti, iš tikrųjų reikia apsvarstyti tam tikrus procesus, link ko jie veda, suprasti jų baigti. Ir tokiu atveju, supratant to proceso, sakykime, įdingumą, jį atmesti. Bet tam, kad tas būtų sąmoningas sprendimas, tu turi jį apmastyti, suvokti, kas čia per procesas. Ir šiuo atveju, aš manau, jis labai taikliai aprašė 2 eilutėm korupcijos esmę ir korupcijos žalą. Ar ne? Pirma eilutė jis parodo, kaip jinai įsišaknyja visoje struktūroje, antroji jis parodo, kaip jinai kenkia visai valstybei. Tai šiuo atveju per 2 eilutės perpasakotas, sakykime, visą tai, ką galima būtų ir kalbėti apie korupciją valstybėje. Gera knyga, susidaro toks įspūdis. Skaitom toliau tą gerą knygą nuo 9 iki 16 eilutės. Pinigus mėgstantis niekada nepasisotina pinigais, neturtus mėgstantis pelnu. Tai irgi migla. Kur daugėja gerybių, ten daugėja ir jas valgančių. O koks pelnas savininkui? Nebent savo akis jo paganyti. Darbininko miegas saldus, ar jis mažai ar daug valgė, o turtuolio perteklius neleidžia jam miegoti. Skaudus blogis, kurį mačiau pasaulyje, buvo turtai, laikyti savininko nelaimės atvejai. Verslas nenusisekė ir tie turtai prarasti. Jam gimė sūnus, bet jis nebeturi nieko jam palikti. Kaip nuogas atėjo iš motinos iščių, taip turi ir iškeliauti. Į savo triūsų vaisių jis nieko negali pasimti. Iš tikrųjų, tai skaudus blogis. Kaip atėjo, taip ir iškeliaus. Tad kokia nauda triūsti vėjais? Be to, per visą savo gyvenimo dienas jis valgo tamsoje su dideliu apmaudu, širdgėla ir pykčiu. Nemažai minčių kartojasi, aišku, tas, kas buvo pasakyta jau prieš tai, buvusiuose skyriuose, bet jeigu pradedant taip knibinėti atskirias eilutes ir tokias praktinės implikacijas žmogaus gyvenimui, gali susidaryti įspūdis vėl, kad mokytojas tarsi mums sako, kad neverta savęs per daug investuoti į šitą gyvenimą, nes nusivilsi ir tada žmogus gali pradėti irgi mąstyti, tai gal ir taupyti tada neverta, gal pensijos neverta yra kaupti, nes tiesiog, jeigu paprastas krikščionis skaitydamas šitą knygą bando savo, dažniausiai bent jau Biblijos studijose būna toks paskutinis klausimas ir svarbiausias visiems, ką man su to daryti? Ką man su to veikti? Nes mes paskaitom ir atrodo kaip ir užtenka ir tada kažkas sako, palauk. Bet ką man kalba ir ką man su to dabar reikia daryti. Tai čia aišku nėra finansiniai patarimai dalyjami dabar šitoj vietoj, bet tiesiog kaip reikėtų irgi šitas temas rišti, ar iš vis mokytojas norim kažką tokio panašaus pasakyti, ar ne, ar ta mintis yra tik tais gilesnė ir jinai turi kažkaip skleistis mūsų gyvenime palaipsniui, ne taip konkrečiose tokiose srityse kaip taupimas arba netaupimas. Praeitam skyriui mes matėm tokį praktinį puikų patarimą pas mokytoją, kad labai gerai, kai yra viena ranka laisva, o kita yra pilna kažkokių tai reikalų, toks balansuotas požiūris tarp reikalų ir sustojimo. Šiuo atveju jis kalba galbūt apie tai, kad apie mūsų lūkesčius keliamas turtui. Jis nesako, jog nereikia užsiimti reikalais arba nevystyti verslo projektų, bet jis sako apie tai, kad nereiktų būti užtikrintu, ar ne, kad verslas padarys tave laimingą. Tai nereiškia, kad staiga jis yra nereikalingas žmogaus gyvenime, bet tai reiškia, kad nereikia iš jo kelti jam didelių lūkesčių, nes tikrai tuomet nusivilsi. Tai ta reakcija, kurią tu paminėjai, jis tokios nesiūlo nieko nedaryti. Priešingai, kitose vietose jis kalba apie tinginio daromą žalą, tarytum pats savęs turi suvalgyti tokiu atveju, bet jis tiesiog atvesina tam tikrą įsivaizdavimą, kad jeigu man pavyks vienas ar kitas projektas, tiek visuomeninis ar komercinis, staiga aš jausiuosi, būsiu labai laimingas. Iš tikrųjų, mes kai kada nesuvokiam, kiek verslo sėkmė kartu atneša ir rūpesčių. Jis kalba apie tai, kad ten, kur daugėja turto, daugėja valgančių, iš tikrųjų daugėja problemų, daugėja žmonių, kurie yra su juo susiję, reikia spręsti tos santykius, reikia atsakinėti į klausimus įvairiausius, iššūkių tik padaugėja ir per tą vėl vieną dieną tu turi spręsti daug daugiau klausimų. Staiga turtas, kuris turėtų padaryti tavo gyvenimą tarytum lengvesnį, jis padaro tavo gyvenimą intensyvesnį. Tu turi daugiau klausimų išspręsti ir tai tikrai nėra lengvesnis kelias. Jis nesako, kad tai yra blogai, bet jis sako, tame tikrai nėra
tai nėra lengvas kelias, ar ne? Tai nėra tai, ko mes tikėtumėmės, kad štai mes pasiekėm, fantastinis gyvenimas, tokio aš norėčiau turėti. Tai šiuo atveju patarimas yra lūkesčiuose, kuriuos mes keliame savo, sakykime, įsivaizdavime ir jį atvisinti, o ne tai, kad nieko nedaryti. Aišku, šita vieta primena mums tikriausiai ir ištrauką iš Evangelijos pagal Luką, konkrečiai palyginimą apie tą tokį Jėzus palyginimą apie tam tikrą turtingą žmogų, kuris turėjo labai daug derliaus, apsčiai ir nusprendė, kad nugriausiu savo buvusias sandėlius ir pastatysiu naujus, kad galėčiau dabar viską jau ten sudėti, ką turiu ir džiaugsiuosi, tada būsiu laimingas ir jam buvo pasakyta, kad kvaily dar šią naktį bus pareikalauta tavo gyvybės. Ir panašu, kad ta mintis, sakykime, ir yra kažkas panašaus, ne tokio, kas yra sakoma šitame palyginime. Tiksliai, nes būtent to Luko Evangelijos palyginimo herojų žodžiai, kad tada tarsiu savo sielai, valgyk ir gerk, nes tu turi daug gėrybių daugelį metų, yra tie patys žodžiai, kuriuos kalba mokytojas savo knygoje, kas kartą atvesdamus mus įtarytum į tą požiūrį teisingą, kad vis tik štai yra Dievo dovana, kai žmogus gali valgyti ir gerti ir džiaugtis gyvenimu. Ir kita vertus jis rodo į tas kliūtis, ar ne, kas kliudo tai pasiekti. Ir panašu, kad tas turtuolis, Luko Evangelijos palyginimo herojus, jis tarytum atidėdavo savo poilsį, nes vis neturėjo kada, jam vis reikėjo vis daugiau ir daugiau ir daugiau ir panašu, kad jis net nespėjo pasidžiaugti to, ko jis pasiekė. Argi ne apie tai skaitom ir čia, ar ne, kuomet, sako, visas 16 eilutė visą savo gyvenimą jis vargo, krimtosi, sirgo ir buvo tamsoje. Kažkuria prasme tie projektai lengvai nepasidaro, yra įdedama labai labai daug darbo ir jeigu žmogus net nespėja pasidžiaugti, kai pagalvoja, ar vertėjo, jeigu taip žiūrint, tiek investuoti tai ir neturėti to džiaugsmo. Tai šiuo atveju tas ir buvo neadekvatus lūkestis iš to turto, kad vieną dieną jisai duos man tą pasitenkinimą ir ta diena, kaip panašu, niekada ir neteina. Jeigu šiandien mes negalime pasitenkinti tuo, ką turime, tai panašu rytoj ta diena neteis. Ta taisyklė tikrai veikia. Mes turime išmokti pasitenkinti su tuo, kas yra ir tada, toks ramus gyvenimas, jis gali, su tokiu požiūriu gali daryti ir projektus ir fiziškai tikrai pavargti. Bet gyvenimo prasme tu esi patenkintas, tu nedarai tik todėl, kad kažkada ateityje galėtum galų gale kažką pasiekti. Sugebėti pasidžiaugti tuo, kas yra, nes Ekleziastas mums parodys, kad tuo, kas yra, nėra taip mažai. Tai reiškia, tuo, ką mes jau dabar turim, tie dalykai, kuriuos kiekvienas žmogus turi, jų nėra mažai, mes prie jų priprantam, mes jų gal nevertinam, kaip gyvenimas, kaip sveikata, kaip santykiai, ar ne, tokie atrodo, visi jos turi, bet jie iš tikrųjų labai vertingi dalykai, bet mums jų vertė tarytum nublanksta, nes tarytum pas visus yra ir mes pradedame ieškoti dalykų, kurie nėra pas visus, bet pasirodo, kartais jų vaikymasis gali išvaistyti tavo laiką. Tai jis kalba apie godumą ir vaikymąsi, ar ne, to turto, ne apie tai, kad jis yra blogas, arba tai, kad nereikėtų gyvenime užsiimti kažkokią veiklą, bet tai nereiktų vaikytis tų dalykų. Ir atrodytų patarimas geras, tiesiog pasitenkinti tuo, ką dabar turi, bet klausimas yra kaip. Čia mokytas lyg ir nesako tiksliai kaip, ar atsakymas yra, kad būti viešpaties baimėje ir tada iš viešpaties baimės išmoksi visus tos dalykus. Jo, čia iš pradžių svarstant, pirmas dalykas, kad dėl ko ir mokytojo knyga, ar ne, kai tu svarstai, persvarstai, o kodėl tu tai darai, o kada tu padarysi, o kaip tai bus, ar ne, tai vienas iš tų būdų yra mąstyti, kodėl aš kažkokio dalyko trokštu, kodėl aš manau, kad jis padarys mane laimingą, kaip tai įvyks, ar nėra buvę kažko jau panašiai anksčiau, kad aš galvoju, o jeigu turėčiau tą, sakykime, kompiuterį, automobilį ar kažką, aš būčiau labai laimingas ir jau esu nusivylęs juk ne vieną kartą to, ta laimė taip ir neateina nusipirkus naują daiktą, nors lūkestis būna labai didelis. Tai šiuo atveju vienas iš sprendimų yra permastyti savo patirtį, permastyti mokytojo patirtį. Vienas žingsnis, vienas iš tų būdų. Aišku, nemažai kas primena dėkingumo praktiką, jeigu taip galime lietuviškai irgi pasakyti, tiesiog prisiminti tai, ką turi ir atsiminti padėkoti, nes gyvenimo rutinoje arba tam greitam gyvenime tiesiog net nepastebi, kiek daug dalykų yra. Ir kai atsimenu magistro studijose mes
buvo neatsimenu kokią paskaitą tiksliai, bet šiaip judaizmo ekspertė Lietuvos mums pasakojo apie tokias žydų praktikas, kur atsibudus dėkoti net už visas angas, kurias turi, kurios gerai veikia, už ausis, už nosį, kurie veikia, kur gali įkvėpti oro. Tiesiog atsiminti net va tokius atrodytų paprastus dalykus, trivialius, paviršutiniškus mums atrodo, ne kaip paimam kaip už gryną pinigą, bet iš tikrųjų, kai kažkas nebeveikia, tada pamatai, kiek iš tikrųjų daug turėjai. Ir tada pilna dainų populiariosios kultūros yra priežyta apie tai, kaip aš nevertinau to, ko turėjau, aišku, ten apie meilę kalbama. Bet atrodytų tas dėkingumas, bet svarbiausia turi turėti, kam būti dėkingas. Ir tokios naujo amžiaus praktikos dažniausiai, bet žmonės irgi atrodo, kai gimsta vaikas arba kažkas labai gyvenime atrodo pasiseka ir jeigu žmogus yra netikintis, bet save laiko dvasingų kažkokiu, jis nori labai kažkam dėkoti, bet neturi kam ir tada esu nekartą skaitęs internete įrašų tokių, kur dėkojimai yra visatai arba dėkojimai yra likimui, nes dėkingumas kyla, bet kaip ir adresato tokio nėra. Visatai nerūpi, nei likimui nerūpi, ar ne, bet tai irgi kalba apie tai tarsi, kad yra kažkas mumise, kas riša mūsų su kažko asmenišku, jeigu nors pripažįstama, nepripažįstama, ir tada atrasti tą tikrą adresatą, kuriam tu turėtum būti dėkingas, irgi yra džiaugsmas didelis. Taip. Malonu, kad pritarėte mano monologui tokiam. Gerai, paskutinės 3 eilutės ir pabaiginėsime mūsų šiandienos pokalbį. Nuo 17. Štai ką suvokiau iš tikrųjų esant gerą. Žmogus turėtų valgyti ir gerti bei mėgautis visais savo triūso vaisiais pasaulio per tas suskaičiuotas gyvenimo dienas, kurias Dievas jam yra davęs. Juk tokia jo dalia. Be to, kai tik Dievas suteikia žmogui turto ar nuosavybės, jis leidžia jam ir mėgautis jais, sutikti su savo dalia ir džiaugti savo triūso vaisiais. Tai Dievo dovana. Toks žmogus vargu ar niūriai žvelgs į savo gyvenimo dienas, nes Dievas jam leidžia mėgautis savo širdies džiaugsmu. Ir galbūt čia ir slypi tas atsakymas į klausimą, kur aš dabar kėliau, kad lyg tai yra ir Dievo dovana. Kažkaip Dievas yra įsitraukęs į tai, kad aš sugebu džiaugtis tuo, ką aš turiu. Ir galbūt man pačiam net neišeina. Panašu, kad mokytas jis stebi tos žmonės, kurie vis tik sugeba džiaugtis tuo, ką jie turi. Ne? Ir svarstant jis prieina išvadą, kad greičiausiai tai turi būti tarytum dovana Dievo. Ar ne? Toks sugebėjimas pasitenkinti taip, kaip yra, reiškia, nėra tik valios pastangų klausimas. Tai tarytum yra iš dangaus atėjusi dovana. Ir štai yra galbūt atsakymas į tą klausimą, kurį prieš tai uždavė, kodėl mes pradedam kalbėti apie dvasingumą, tuščią dvasingumą, kuo tai susijęs su pasitenkinimu mūsų gyvenime. Panašu yra tai, kad jeigu mūsų dvasingumas, religingumas yra paviršutiniškas, tai yra ta kliūtis, kodėl nėra tos dovanos. Vis tik Dievas gali žmogui duoti tam tikrą dovaną, sugebėti įžvelgti gražius dalykus, pasitenkinti tuo, kas yra, nedideliais dalykais, tarytum jo siela valgo ir džiaugiasi, jinai mėgaujasi mažu, bet sugeba tos įžvalgos turėti, kad pasimėgauti tuo, kas yra, nedideliais dalykais, tarytum, kabutėse nedideliais, tai yra dažnai mūsų įprasto gyvenimo vertinimo nedideliais dalykais, labiau įprastais, bet iš tikrųjų labai brangiais. Ir tai ateina, sunku paaiškinti kaip, ir todėl atrodo mokytojas sako, tai turbūt yra Dievo dovana, o jeigu tai yra Dievo dovana, reiškia religingumas yra svarbus. Ar jis yra tikras, rimtas, ar jis yra toks veidmainiškas, paviršutiniškas. Tai šiuo atveju turbūt jo yra, mes randam tą atsakymą, kodėl mes pradėjom nuo kaip vesti save šventykloje, todėl kad pasitenkimas gyvenimu taip pat yra Dievo dovana. Ir atrodytų, vėl kalbant apie tą praktinį pritaikymą mums, kai mes norim dabar labai greitai sugebėti būti patenkinti savo gyvenimu arba išmokti gerai melstis. Irgi kartais atrodo, ar nėra taip, kad tas pirmas žingsnis yra ne bandyti dabar šitos dalykus labai greitai įgyvendinti, bet kreiptis į Dievą irgi maldingai sakyti, kad Viešpatie padėk man džiaugti savo gyvenimu, Viešpatie padėk man melstis arba išmokyk mane melstis. Aš net kažkada prieš kokius 7 metus skaičiau tokią knygutę, man nežinau, ar parekomendavau, ir taip tiesiog radau kažkur, nes tikrai aš nesu pats geriausias maldininkas, malda neinasi taip jau labai lengvai. Ir iš vis klausimas yra, kaip ta malda atrodo, ir kai pradedi galvoti, tai kartais nukrypsta mintis ir į technikas, kaip minėjau, tai iš tikrųjų
perspektyva yra visiškai kitokia, bet ta knygutė nedidelė buvo, neatsimenu, kas rašė, bet jinai buvo pavadinta Viešpatie išmokyk mus melstis, man atrodo. Ir pagrindinė ten mintis tokia ir buvo, kad nelabai tu išmoksi gal pats melstis, tu prašyk Viešpatės, kad tau visai padėtų. Ir tada kažkokiu ypatingu būdu, įdomiu būdu Viešpats veda ir per santykį su juo tu kažkaip ir mokaisi melstis ir mokaisi ne technikų, o to santykio palaikymo. Ir panašu galbūt, kad taip gali būti ir su to džiaugsmu gyvenimo irgi, kad jeigu ieškai Viešpatyje to džiaugsmo, tada jisai po truputį ir ateina vietoj to, kad dabar jis įspyręs, žiūrėsi, dabar kaip aš čia pasidžiaugsiu šito arba kitų. Nors tai gali kažkiek irgi padėti, sakykim, psichologiškai, bet jau žmogus irgi gali atpažindamas tam tikrus dalykus pasidžiaugti. Irgi, tai klausimas ir kiek tai ilgai tvers, jeigu charakteris nėra perkeistas. Taip, iš tikrųjų, ta nuostata Viešpatie išmokyk, tai yra mokinių žodžiai užrašyti Evangelijoje, kuomet jie ateina ir jie prašo Jėzaus juos pamokyti ir tuomet mes išgirstam Tėve mūsų maldą, kaip tam tikrą modelį maldos. Jis moko juos taip melstis ir šiandien mes taip melžiamės, bet evangelistai vis tik užrašo mums tą jų prašymą. Ne tik pradeda nuo to, kad Jėzus mokė, kaip reikia melstis, bet staiga pradeda nuo tos dalies, kai kažkas ateina ir sako, išmokyk mus. Reiškia, akivaizdu, jie suvokia, jog nemoka, suvokia savo silpnumą ir rezultate jie mokosi. Nereiškia, kad iš karto jie ir išmoko, bet tas suvokimas savo silpnumo ir nepasitenkinamumo yra labai svarbi dalis. Kai tu matai, kad kažkas ne taip, tu tada ieškai, svarstai, galbūt klausai radio laidos, darai, skaitai tekstą, permastai, ar iš tikrųjų aš darau tas išvadas, kurias mokytas mums ragina daryti. Ir tai yra to kelio dalis - suvokti savo silpnumą ir jame mokytis. Netgi jeigu tai yra ir neatsakyti klausimai ir neaiškus klausimai. Jobo patirtis viena vertus atrodo, kodėl taip su juo atsitiko. Jis tiek daug uždavė ir klausimų Dievui, Dievas jam tarytum neatsako ilgą laiką, bet toj dramoj jis išsiryškina, kad jo ilgesys sustiprėja Dievui, nepaisant to, kad jis praranda gyvenime daug ką, beveik viską praranda, pas jį atsiranda labai stiprus ilgesys įsiaiškinti, kas vyksta, ilgesys susitikti su Dievu, išgyventi jo artumą ir knyga kulminuojasi tuo, kad jis jį vis tik patiria. Jis sako, aš jį pamačiau, nors arčiau tik apie jį girdėjau. Reiškia, tuo metu, kai jis turėjo viską gyvenime, taip, jis girdėjo apie Dievą, jis turėjo gerą teologinį galbūt išsilavinimą, žinojo daug dalykų apie Dievą, bet per tą krizę, kurioje jisai meldėsi ir ieškojo Dievo, buvo, jautėsi nesuprastas ir niekaip negalėjo paaiškinti, kas vyksta, iš tikrųjų susiformavo toks intensyvus asmens ilgesys, kad jis kulminuojasi jau nebe žiniomis apie Dievą, bet paties Dievo pamatymas, jo betarpiškas išgyvenimas. Tai iš tikrųjų tos pamokos kartais gali būti labai netikėtose gyvenimo situacijose, kuriuose mes išmokstame ilgėtis ir ilgėtis Dievo, ir tai yra tikras dvasingumo pamatas. Paskutinis klausimas, kuris man dabar atėjo į galvą iš nesenai vykusių tokių diskusijų apie tai, kad gyvenimas ir taip nėra lengvas dalykas ir atrodo mokytojas irgi su to sutinka, kad yra tas gyvenimo triūsas, reikia kažkaip išmokti su juo tvarkytis. Ir krikščionio gyvenimas dar įgauna tokį, vadinkim, gal dar kitokią perspektyvą, kai supranti, kad egzistuoja tas dvasinis pasaulis ir kad nuodėmė tampa tokia kaip realus pavojus, su kurio nuolat grumiesi sąmoningai. Ir atrodytų, kaip ir kažkas irgi sakė, kad būti krikščionimi yra sunku, o būti geru krikščionimi yra neįmanoma. Tai atrodytų, tas krikščioniškas gyvenimas tuo labiau nėra lengvas. Viena vertus sakytumėm, kad taip, yra viltis, yra Viešpatės pagalba, palaikymas, šventosios dvasios pripildymas ir taip toliau. Kita vertus yra tas toks realesnis suvokimas to tokio galbūt neteisingumo, nedorybės, sunkumo, tokia reali dvasinė kova prasideda viduje. Ir tada prie viso to dar ateina šėtonas, ta blogio jėga asmeniška, su kuria dar reikia grumtis. Ir klausimas tada buvo toks, ar kodėl tada Dievas ir taip jau nėra paprasta, kodėl negali bent jau to šėtono tada kažkaip suvaldyti. Gali jisai, bet kodėl to nepadaro iš principo? Kodėl dabar dar jisai nepažaboja šėtono, kuris dar papildomai mus gundo, tų demoniškų jėgų, kai ir taip nėra lengva gyventi tą krikščionišką gyvenimą, kovojant su savo kūnu ir pasauliu? Čia sunkus klausimai iš tikrųjų, Laurynai, bet
Mes galbūt čia esame ne visai jau geras tas matas, bet mąstant apie tuos, kurie tikrai gyveno gilų gyvenimą, apie šventuosius, apie žmonės, kurių iš tikrųjų mes pripažįstam juos kaip tikrai sekusius Dievu ir jų gyvenime, matydami jų dienoraščius, jų vidinius apmąstymus, jų maldas, mes skaitom, kad jie yra patekę į tokias gilę tamsą, į neviltį, atrodytų, į tam tikrą milžinišką užsidegimą į tą ugnį, kas yra, kas vyksta, kodėl aš neišgyvenu Dievo artumo, ar kodėl mano gyvenime taip sunku. Kita vertus, tai irgi netrukdavo be galo ilgai, tai kažkokie tai etapai, kuriuose suriškėja dar intensyvesnė branda. Vienas atsakymas yra, kad jeigu mes išgyvenam tuos sunkumus tik todėl, kad mes bręstame, ir jeigu mes pažiūrėtume, kuo skiriasi žmogus, kuris intensyviai sportuoja, siekia, ruošia save varžyboms, su tuo, kuris neužsiminėja, tuo tai atrodytų sportininkas lyg vargsta, ar ne, jam sunku, jis treniruojasi, jis kelia sunkumus ir kiekvieną kartą steni galbūt jos keldamas, ar ne. Kita vertus, jis išeina iš sporto salės stipresnis, jam kiekvieną kartą vis lengviau yra, jisai auga, o tas, kuris nekilnoja sunkumų, jis neišgyvena to tarytum streso, kita vertus, jis ir lieka toks, ne, tai čia yra augimo kaina. Galima taip pasakyti, tai yra vardan mūsų augimo. Kažkaip aš irgi panašiai mačiau, kad toks yra dvi pusės. Vienas, aišku, kad Viešpats yra išmintingas ir jis visą žino, ir jis žino, kaip reikia pasielgti, net jeigu mes gal nesuprantam. O kitas dalykas, jeigu bandom kažkaip suprasti šitą dalyką, tai panašu yra tai, kad jeigu pradam galvoti gerai, o kas mums dar trukdo tiesiog gyventi kažkiek paprasčiau, tai tada kur yra ta jau riba, kur mes pasakom, galbūt dar Dievas ir šitai turėtų patraukti, galbūt dar ir šitai turėtų patraukti ir realiai problemas mes neįsprendžiam. Bet esmė yra ta, kad jeigu Dievas nori mus padaryti panašiais į Jėzaus atvaizdą, mes būtum panašus į charakterių ir nori, kad būtume tikrai žmonėmis, reikalinga tam tikras kontekstas, kuriame mes būtume formuojami. Ir be to konteksto mes tiesiog netapsime tokiais, kokie mes turime būti. Taip, būtent. Ačiū Pauliu, ačiū visiems, kurie buvote kartu. Kitą kartą griebsime mokytojo knygos 6 skyrių. Jeigu ko nors praleidot, užsukite apologetika.lt YouTube kanalą, ten rasite ir šitą mūsų laidą ir daugiau diskusijų su Pauliumi ir ne tik. Viliuosi, kad rasite ir kažką savo įdomaus bei naudingo. Dar kartą ačiū, iki kitų susitikimų ir sudiev. Sudiev.